Štai aš ir namie. Armandai, Domai, Labas, džiugu jūs matyti. Malonios viešnagės. Tuoj uždegsiu šventinės lemputes ir mes apžiūrėsime mano ledo skulptūrų sodą. Štai kiek visko sukūriau savo dirbtuvėse. Pirmiausia, padariau pušies kankorėžį, paskui sniego senį, o kai įsigudrinau, pradėjau kurti įvairių miško žvėrelių ir paukščių ledo figūrėles. Dabar turiu ir sniegeną, ir zuikį, ir laputę, o ten voveraitė. Net dvi voveraitės. Viena iš ledo, o kita pūkuota, tikra. Na, lokys, žinoma, vienas. Iš ledo. Tikri lokiai šiuo metu kietai miega savo guoliuose. O štai meškėnas kažkodėl nemiega. Gal jį pažadino voveraitės? Jos taip linksmai straksi savo namelyje, laivelyje. Pastačiau šį namelį specialiai joms. Čia jos saugo savo maisto atsargas. O aš irgi jums atnešu kokio nors skanumėlio. O dabar eime vidun. O kieno čia pėdsakai? Tiesiai ant slenksčio. Panašu į voveriūkščio pėdsakus. Labas vakaras, mano geručiai. Selte. Leo. Taip, atrodo, kad per jūsų mažutes dureles į namus įlindo voveriūkštis. Ar jūs jo nematėte? Kad tik tas kvailiukas nesugraužtų kieno nors dovanos, žvilgtelsiu į dovanų salę. Lyg ir viskas gerai. Reikia dar ir vaistinėje patikrinti. Ten yra ką sugraužt. Nieko nėra ir lyg viskas savo vietose. Na kągi, tada keliaukime į biblioteką pasiimti knygos, kurioje išsamiai aprašyti visi jūsų poelgiai šiais metais. Kol laukiame jūsų knygos, aš jums šiek tiek papasakosiu apie šitą mielą būtybę vardu Selfė. Iš tikrųjų, mano šunytės vardas buvo Elfė, bet kartą nusprendžiau užstudijuoti savo šiuolaikinį telefoną, o Elfė nusigavo iki jo pirma, užšoko ir kažkaip sugebėjo prisifotografuoti. Štai kas iš to išėjo. O čia taip pat nuotrauka. Čia mūsų gražuolė tiesiog atsisėdo ant telefono. Štai taip Elfė ir tapo Selfė. Oi su ja nenuobodu. Puiku. Dabar einame pažiūrėti, kokie jums buvo šie metai. Tuoj mano nuostabusis kiekiometras parodys mums viską. Kasgi čia? Kiekiometras neįsijungia, visai neūžia, ekranas nešviečia, keista.
Ach, štai kas. Laidas pergraužtas. Dabar aišku, kuo čia užsiėmė mūsų mažasis miško svečias. Gerai, kad pats nepateko į bėdą. Selfie, kas ten? Tai voveriukštis namo nudūmė. Papasako savo mamai, kaip ką tik sugraužė kažką neskanaus. Na, tuoj mes viską sutvarkysime. Sujungsime laidus ir... Stop, gana. Kągi, net neįsivaizduoju, ką dabar reikės daryti. Nejaugi šiais metais nepamatysime jūsų rezultatų. Nors, man rodos, aš žinau, ką daryti. Savo palėpėje turiu senovinį kiekiometrą. Senokai jo nesinaudojau, bet manau, šiandien jis mums pravers. Leo, Selfie, eime su manim. Į palėpę jūsų dar niekada nebuvau nusivedęs. Tik prašau ten nešokinėti ir nebėgioti. Selfie, neskubėk, juk tu pati palėpės durų neatidarysi. O tu, Leo, kilk šiek tiek greičiau, kitaip aš tau priminsiu tavo pūkuotą uodegą. Štai mano palėpė. Didžiulė, ar ne? Ko čia tik tai nėra. Štai mano beržinės slidės, tai spausdinimo mašinėlė. O čia dėžė su senoviniais eglutės žaisliukais. Šitiem žaisliukam beveik 100 metų. Tokiais kartoniniais žaisliukais eglutę puošdavo jūsų proprosenelės ir proproseneliai. Yra ir stiklinių eglutės žaisliukų, žvėrelių, žmogeliukų, daržovių ir vaisių. Per laiką dažai vietomis nusitrynė, nubyrėjo, bet jie vis tiek labai gražus, ar ne? O štai ir stebuklingasis kiekiometras. Laidų jis neturi, tai nėra ko ir sugraužt. Puiku, dedame knygą čia. Ir visai netrukus sužinosime rezultatą. Armandai, tau jau 9 metai. Tuoj prasidės tavo elgesio patikra. Devyni balai. Puiku. Pagirtinas elgesys. O dabar stebuklingasis kiekiometras parodys, kaip tu mokeisi. 9 balai. Puikus mokymosi rezultatas. Malonu jį matyti. Na, ir kasgi kitas? Domai, Tau jau 3 metukai. Pirmiausia patikrinsim tavo elgesį šiais metais. Puikus rezultatas. Man labai patinka tavo elgesys. Na kągi, patikra baigta. Dabar gali ir sėtis, mano brangusis kiekiometre. Tu mus šiandien išgelbėjai. Beje, čia palėpėje dar turėtų būti stebuklingas televeidrodis. Štai jis. Dabar pažiūrėsime, ką šitas televeidrodis parodys apie jus. Nieko sau, kaip jūs paaugot per šituos metus.
Kokios nuostabios jūsų šypsenos. Šypsokitės kuo dažniau. Linksma buvo jūsų vasara. Matau, mėgsti sportą. Vadinasi, užaugsi stiprus ir vikrus. Selfe, kur tu mane kvieti? Ką ten radai? Čia mano gramofonas. Nori, kad uždėčiau tau plokštelę? Gerai. Štai tau muzika, Selfe. Gali šokt, o mes visi kartu paplosime. Pašokai? Dabar nusilenk žiūrovams, Selfe. Šaunuolė. Na kągi, nešime knygą atgal į biblioteką. Oi, Selfe, tu prikaustei mano dėmesį gramofonu ir šokiais. Ir aš nebaigiau žiūrėti nuotraukų. Na, nieko tokio. Pažiūrėsime ekrane. Armandai. Domai. Tikriausiai labai malonu pliuškentis vandenį per karščius. Matau, tu myli gyvūnus. Vadinasi, esi geros širdies. Ha, ha, ha. Smagi nuotrauka. Prajuokinai mane. Panašu, kad jūs čia kažką švenčiate. Šioje nuotraukoje jūs atrodote labai, kaip ten jūs sakote, kietai. O štai ir šiandienos paštas. Gal viename iš šių maišų yra ir jūsų laiškai. Sužinosiu šiandien vakare. Dabar, kaip jau įprasta, eisime į meteorologijos stotį. Noriu nusiųsti jums puraus sniego, o pakeliui užsukime į mano ledo rūsį. Ką tik pabaigiau naują skulptūrą. Štai ji. Gerai, kad iš dangaus tokios didžiulės snaigės nekrenta, ar ne? O šios snaigės tuoj pakils į sniego patranką ir aš jas nusiųsiu į jūsų šalį. Tikiuosi, šiaurinis vėjas neišsklaidys jų kelyje. Na kągi, čia pasirenkame reikiamą šalį. Lietuva. Ir belieka tik paspausti mygtuką. Leidžiam. O dabar metas parodyti jums mano fejerverkus. Armandai. Domai. Gražių švenčių, tegu ateinantys naujieji metai atneša jums daug džiaugsmo ir linksmybių.